2026 m. gegužę pietryčių Ukrainoje įvyko kažkas, ko niekas nesitikėjo pamatyti taip greitai. Tai nebuvo epinė kova, tai nebuvo ilgo nuotolio raketa, tai buvo kaimelio, kuris vos matomas žemėlapyje atkovojimas. Jame gyvena mažiau nei 200 žmonių, nėra nei sienų, nei pilies, nei savo kariuomenės. Tačiau šis kaimelis sulaikė Rusiją daugiau nei 1500 dienų. Ir dabar pirmą kartą atrodo, kad Ukraina galutinai perlaužė situaciją savo naudai. Šios vietovės pavadinimas Mala Tokmatka. Ir tai, kas ten įvyko, gali būti aiškiausias ženklas, kad Rusijos puolimas žlunga. Tačiau, norint suprasti šio įvykio svarbą, reikia žinoti vieną dalyką. Mala Tokmatka nėra strategiškai svarbi. Ji yra didelė. Ji yra strategiškai svarbi, nes yra kelyje. Ji yra vos už 1 kilometro nuo Orichyvo ir 37 kilometrų nuo Zaporižijos miesto. Kas kontroliuoja šį kaimą, atveria tiesioginį kelią spausti vieną svarbiausių Ukrainos regionų. Todėl Rusija taip norėjo šios vietos. Ir todėl Ukraina niekada neleido Rusijai pro čia prasiveržti. Ir kai supranti, kodėl, pradedi matyti, kuo ši vieta skiriasi nuo visko, ką karas iki šiol sukūrė. Pirmoji priežastis yra reljefas. Kaimą beveik visiškai supa aukštumos. Tai reiškia, kad Ukrainos gynėjai mato viską. Bet koks karių judėjimas, bet kokia šarvuotų kolonų prieiga yra pastebima dar prieš joms priartėjant. Jokios staigmenos nėra. Nėra netikėtos atakos. 118-osios mechanizuotosios brigados kariai tiksliai žinojo, kas ateina, iš kur ateina ir kada ateina. Antra priežastis yra taktinė. Ukrainiečiai pavertė tą sugriautą kaimą tvirtovę. Apleisti namai virto bunkeriais. Ten, kur buvo svetainė, dabar buvo šaudymo pozicija. Siauri skersgatviai virto spąstais. Aplink esantys laukai buvo užminuoti, priversdami rusus judėti tais pačiais keliais. Keliais, kuriuos ukrainiečiai jau žinojo atmintinai. Ir laikui bėgant, dronai visiškai perėmė situacijos kontrolę. Kiekvienas bandymas pulti buvo stebimas realiu laiku ir atremiamas dar jam neprasidėjus. Kariai, ginantis Mala Tokmatika, netgi gavo pravardę – kiborgai. Tiesioginė nuoroda į didvyrius, kurie mėnesius gynė Donecko oro uostą neįmanomomis sąlygomis. Tai žmonės, kurie miega rūsiuose, kurie savaitėmis nemato saulės, kurie kasdien pabunda nuo artilerijos triukšmo, tarsi žadintuvo. Jie kovoja esant minusiniai temperatūrai, nuolat bombarduojami, beveik apsupti. Ir vis tiek jie neatsitraukia. Kiekvieną rusų puolimą kitoje pusėje jau pasitinka ukrainietis, kuris iš anksto žinojo, kad jis artėja. Sunku įsivaizduoti, ką tai reiškia kasdienybėje. Tačiau būtent tokio tipo pasipriešinimas stabdo vadinamąją antrąją pagal dydį pasaulio armiją. Būtent todėl 118 brigada gavo oficialų Ukrainos rekordų knygos sertifikatą už ilgiausią fronto linijos pozicijos gynimą per visą karą. Tačiau Rusija nepasidavė. 2025 metais, po mėnesių nuolatinių nesėkmių visoje fronto linijoje, Rusijos vyriausybė nusprendė, kad atėjo laikas tam padaryti galą kartą ir visiems laikams. Įsakymas atėjo iš viršaus. Žygiuokite pirmin, užimkite teritoriją, parodykite rezultatus. Ir Mala Tokmačka buvo sąraše. 2025 spalį Rusija bandė dar kartą, šį kartą visomis pajėgomis. To spalio rytą horizontą dengė dulkės ir dūmai. 26 šarvuočiai judėjo vienu metu. Žemė drebėjo, o Ukrainos dronai jau buvo ore. Didžiausia ataka iki tol buvo surengta spalio 20 dieną. 71-ojo motorizuotųjų šaulių pulko daliniai žygiavo su 2 pilnomis kuopomis ir maždaug 26 šarvuotais koviniais tankais bei kareivių transportavimo mašinomis. Teoriškai tokio dydžio pajėgos galėtų užimti visą miestą, o ne tik sugriautą kaimą. Tačiau taip neatsitiko. Ukrainiečiai atsakė dronais, minomis ir tiesioginė ugnimi.
Dienos pabaigoje 20 rusų transporto priemonių buvo sunaikintos, o 10 karių žuvo. Ir tada Rusija padarė tai, ko niekas nesitikėjo. Tai nebuvo nauja ataka. Tai nebuvo atsitraukimas. Tai buvo kur kas iškalbingiau nei bet kuris mūšis. 2025 m. lapkričio 16 d. Rusijos gynybos ministras Andrejus Belausovas paskelbė oficialų pranešimą. Mala Tokhmatika buvo visiškai užimta. Kremlius šventė, generolai buvo pasveikinti. Valstybinė žiniasklaida pranešė apie tai, kaip apie didelę pergalę. Po kelių dienų patys Rusijos kariniai kanalai vėl pranešė apie intensyvius mūšius regione. Prieštaravimas buvo toks akivaizdus, kad tapo pokštu. Kas valdo Mala Tokhmatika, tas valdo pasaulį. Tai tapo vienu iš labiausiai dalijamų memų tarp tų, kurie seka karą. Rusijos propagandistas vardu Borisas Rožinas mėnesius skelbė apie pažangą kaime, kuri niekada neįvyko, o šių kalbų rinkiniai apskriejo visą pasaulį. Zaporižės kryptimi vyko mūšiai prie Lobkovės, Stepovės ir Mala Tokhmačkos pasienyje. Kovos taip pat tęsiasi Mala Tokhmačkos pasienyje. Kovos tęsiasi Mala Tokhmačkos pasienyje. Buvo nedidelių laimėjimų Mala Tokhmačkoje. Mūsų pajėgos padarė nedidelius laimėjimus Mala Tokhmačkos pietryčiuose. Situacija pasiekė tokį lygį, kad Rusijos universitetai pradėjo grasinti studentams pašalinimu už viešą šaipimąsi iš šio įvykio. Pagalvok apie tai akimirkai. Vyriausybė, kuri naudoja valstybės galę, kad nutildytų juokelius apie kaimą su 200 žmonių, 1000 žuvusių vyrų, dėl kaimo, kuris vis dar priklauso Ukrainai. Tačiau istorija nesibaigė memu, nes 2026 m. gegužę kažkas iš tikrųjų pasikeitė. Karo studijų institutas, amerikiečių organizacija, laikoma autoritetu karinės analizės srityje, patvirtino, kad Ukrainos pajėgos tikriausiai visiškai atgavo Mala Tokhmačka kontrolę. Vaizdo įrašai su patvirtinta vieta rodo Ukrainos pajėgų veržimąsi į pietus nuo kaimo. Karinis analitikas Konstantinas Machovecas pasakė tiesiai: Ukraina atgavo šią vietą, tačiau tai, ką tai atskleidžia, yra kur kas daugiau nei tik kaimas. Pažiūrėkite. 2026 metai balandį tas pats institutas užfiksavo, kad Rusijos pajėgos per vieną mėnesį prarado kontrolę 116 kvadratinių kilometrų teritorijos. Rusijos pavasario puolimas, kuris turėjo tapti didžiuoju 2026 metai proveržiu, buvo sustabdytas. Ir priežastis Rusijai yra pražūtinga – nėra rezervų. Tie patys kariai išsekę lieka fronte be pakeitimo. 58-oji Rusijos armija, kuris turėjo žengti į priekį link Orychivo, liko paralyžiuotas. Ne todėl, kad pasirinko sustoti, bet todėl, kad Ukrainos kontratakos privertė jį gintis. Pastiprinimas niekada neatvyko, nes jų nėra. Ir tai reiškia labai konkretų dalyką. Kiekviena praeinanti savaitė rusų armija silpnina. Tai ne nuomonė. Tai aritmetika. Be rezervų nėra rotacijos. Be rotacijos kariai išsenka. Išsekę kariai daro klaidas. O klaidos fronte kainuoja teritoriją. Rusija ne tik pralaimi, ji įstrigusi. Kiekviena nesėkminga ataka dar labiau pagilina duobę, kurią ji pati išsikasė. Ir būtent dėl viso to, kas įvyko Mala Tokhmatikoje, nėra tik mūšis. Tai yra simboliškiausias ir labiausiai atskleidžiantis pralaimėjimas. Tačiau jis atskleidžia visą karą. Apsiaustis truko daugiau nei 1500 dienų. Ilgiau nei romėnų vykdyta Kartaginos apsiaustis. Ilgiau nei didžioji Gibraltaro apsiaustis. Ilgiau nei Leningrado apsiaustis. Visa tai dėl 3 kvadratinių kilometrų kaimelio be sienų, be pilies, be savo kariuomenės. Napoleonas turėjo Waterloo. Hitleris turėjo Stalingradą, Putinas turi Mala Tokhmatiką. Tai nėra tik karinis pralaimėjimas, tai dešimtmečius gyvavusio naratyvo žlugimas. Metus iš eilės visas pasaulis bijojo Rusijos armijos. Jos tankų, jos raketų, jos dydžio. Ši baimė buvo sukurta kariniais paradais, kalbomis ir grasinimais. Tačiau Mala Tokhmatika parodė, kas slypi po visų tuo.
Armija, kuri nesugeba užimti sugriauto kaimo. Kuri meluoja savo tautai. Kuri neturi atsargų palaikyti puolimą, kuris kasdien lėtai iš vidaus byra. Visa tai kelia klausimą, į kurį verta atsakyti komentaruose. Kaip manote, kiek dar Rusija sugebės išlaikyti šį karą? Palikite savo nuomonę žemiau. Labai noriu sužinoti, ką jūs galvojate. Jei šis turinys jums padėjo suprasti, kas slypi už šio karo skaičių, pasidalinkite juos su žmogumi, kuris taip pat seka šį konfliktą. Ir jei dar neužsiprenumeravote kanalo, pasinaudokite progą tai padaryti dabar. Vyksta daug daugiau dalykų ir mes viską pateiksime jums pirmieji. Iki kito karto.